Sveiki, 6:30. Šią šventinę dieną kviečiu TV3 žinių. Studijoje dirbu aš, Justina Bezaraitė. Dabar trumpai apie tai, ką matysite. Lietuva tėvynė mūsų, mylim, didžiuojamės ir visada stovėjom ir stovėsim už ją. Lietuviai švenčia valstybės dieną. Ordinais ir medaliais apdovanoti beveik 80 Lietuvai nusipelniusiųjų. Galvoji tik apie patį geriausią, kai išgelbėti tą žmogų, padėti jam. Vilniaus gatvėmis šimtmečio dainų šventės eisena. Muzika plūsta, tūkstantinės minios renkasi ir viskas dėl vieno – dainų dienos. Pakylėti dalyviai dalyjasi emocijomis ir žygiuoja Vingio parko link. Tai yra kažkas tiesiog Bendrystė. Lietuvos dangus saugesnis, atgabenta milijonus kainuojanti Nyderlandų oro gynybos sistema Patriot. Priešo raketas ir orlaivius gali numušti ir už 70 km. Jeigu kartais prireiktų, reikėtų realiom sąlygom atvykti, tai kad jiem nebūtų naujiena. Pirmasis Baideno interviu ir pasiteisinimai po tragiško pasirodymo debatuose aiškino, kodėl jautėsi siaubingai. Kodėl užsienio verslai nusprendžia aplenkti Lietuvą ir neinvestuoti milijonų. Reikia dirbti 4 kartus daugiau. Prieglobstį mūsų šalyje gavę Kubos opozicionieriai, vyras ir žmona priblokšti. Migracijos departamentas atgal siunčia 2 jų nepilnamečius vaikus, nes jiems grėsmės nemato. Vaikai grįš į Kubą, tai kas jais rūpinsis? Italijos pietuose pabudo dar vienas ugnikalnis. Dramatiškais vaizdais stebėjosi ir vietiniai, ir turistai. Tikras laimės kūdikis mažojo erelio rėksnio jauniklio vos nesuvalgė kitas paukštis, o ornitologai jau surado įtėvius. Faktiškai vizualiai 1:1. Tai va, šiuo metu ten auga vienas panašaus amžiaus jauniklis. Ačiū visiems labai, kad aukojat savo laiką, atostogas, pinigus, nervus. Ir tiesiai iš Puerto Riko apie tai, kaip Lietuvos rinktinės krepšininkai stiprybės prieš svarbiausias kovas ėmėsi susitikę su fanais. Esame arenoje, kurioje jau šiandien ir paaiškės, ar Lietuvos rinktinės olimpinė svajonė nesugrius anksčiau laiko. Lietuviai švenčia valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Prezidentūros pašonėje susirinko šimtai žmonių, aidėjo šventinės patrankų salvės, o iškilmingoje ceremonijoje šalies vadovams kompaniją palaikė ir Estijos prezidentas, kuris savo sveikinime prabilo ir lietuviškomis eilėmis. Gitanas Nausėda prezidentūroje taip pat paskyrė 75 valstybės apdovanojimus. Juos gavo ne tik šalies mokslo ir meno kūrėjai, sportininkai, mokytojai, visuomenės veikėjai, pareigūnai, bet ir Lietuvos partneriai iš užsienio. Štai atėjome į miestą pagerbti pakeliant vėliavą. Sostinės Daukanto aikštėje po prezidentūros langais renkasi visi norintys pamatyti Mindaugo karūnavimo dienos šventinę